Sveikučiai, su jumis sveikinuosi aš, Retro Lukas, ir norėčiau pristatyti savo kanalą, ko jūs jame galite tikėtis, bei ką jūs greitų metų sulauksit. Tai jau nesakau, kad video bus labai dažnai, nes suprantu, dabar yra vasara labiau laukia, norisi pabūti su draugais, praleisti laiką, bet dabar ne apie tai, dabar ką jūs galite tikėti šitam kanale. Kaip suprantate iš mano kanalo pavadinimo Retro Lukas, tai tas pirmas žodelis retro turėtų reikšti tai, kad būtent mes visą informaciją rinksim iš retro. Darysim apžvalgas apie retro konsolės, apie retro žaidimus, netgi kokių gameplayų padarysim. Viskas tiesiog bus, ko jūs norite. Įsireiškit komentaruose, ko jūs galbūt labiau norėtumėte iš retro sužinoti. Nesu toksai jau žiauriai kietas retro žinovas. Į aprašymą paliksiu tuos kanalus, kurie tikrai daug nusimano apie retro, tuos kanalus galite taip pat pažiūrėti. Ir iš tiesų, dabar labai daug konsolių neturiu retro, turiu tik Zilitoną. Ir man atrodo, Sega kažkur gal voliojasi dar, man atrodo. Tai va, taip kad su vaizdinė kamera dar jums labai daug ką neturiu parodyti, bet greitu metu planuoju pirkti Game Boy Advance ir galbūt pirmoji apžvalga ir bus apie tą dalyką. Ta prasme, aš noriu nupirkti jums, ne tai kad jums, bet nusipirkti savo konsolę ir su vaizdinė kamera jums ją parodyti, galbūt parodyti netgi save ir tiesiog padaryti apžvalgą apie žaidimus tus konsolės ir panašiai. Tai maždaug tokie mano planai šiame kanale. Tikiuosi nenuvyliau. Ta prasme, kad jūs maždaug tokios informacijos ir norėjot iš manęs sulaukti. Tai jau kaip ir šiandienai tiek. Laukite kitų video. Jie turėtų būti jau greitai. Į šitus video darbų labai daug įdėsim, editinimo ir panašiai. Ir jo, tiesiog prenumeruokite, komentuokite bei paspauskite patinkamą mygtuką. Ir taip nesakiau, like ir subscribe, bei dabar pasakiau, bet nieko tokio. Stengsiuosi kuo labiau lietuviškai kalbėti per šitus video, žinau, gan sunku man bus, bet nieko tokio. Tai va, per šiam epizodui, ne epizodui, labiau tokiam kanalų pristatymui tiek. Ir susitiksime apžvalgose bei gameplay video. Tai va, geros jums dienos ir viso gero.